va, po pirmos trep sesijos nesam patenkinti baisiai, bet bent jau mašina vienodi dalykai. O čia turim reikalų. Šitą sutvarkėm, šitą gal susitvarkėm, matysim. Nu, tai toliau tenais reikalai. Ir laukiam, Robis turi grįžti. Labas visiems, esam Kuršėnuose šiandien. Tai ką tik man su Mantu baigęs pirmą grupę pravažiavimų, buvo plius minus sugedom. Nu, Mantas gal nelabai, pas mane sankabos problemos. Sugedo sankabos cilindriukas, mechanikai dirba. Dabar važiuoja Robis, valdo savo pirmus pravažiavimus. Tai kol kas atrodo bus sunki diena, ne tokia lengva, kaip bent jau aš tikėjaus. Tokią nuojautą turėjau, kad kažkas atsitiks, nesiseks panašiai ir akurat. Padariau klaidą, kad pasirinkau važiuoti su džentino padangom, su to plyta, nes trasa yra greita ir, žodžiu, aikšteliai dar įmanoma paspardyti, bet šitoj trasoj Kuršėnų į kalną tai be šansų. Tai, žodžiu, bandysim kažką sukeisti, sutvarkyti. Antroji grupės važiavimuose bandysim startuoti ir žiūrėsim, gal viskas bus gerai ir kažkaip suvažiuosim. Tai duosim update'ą. Tai esam šiandien BetSafe Drift Camp. Man dienelė nekokia. Turėjom problemų su vairo stiprintuvo, siurblių sprogo. Pasikeičiau, išvažiavom į kvalą. Pirmų važiavimų mandžių darau, jaučiu, kad nėra vairo stiprintuvo. Tai išsitiesinau. Pasižiūrėjom, buvo greičiausiai oro sistemoje. Dasipylėm skysčio ir antrų važiavimų kaip ir ok buvo. Jei nebūčiau padaręs grubios klaidos, labai sulėtėjau, o sulėtėjęs nebeišsispardžiau mašinos ir pritrūko galios, kad išsitempt, tai šiandien turim 2-0. Na, dienelė tokia nesmagiausia, bet yra kaip yra. Bet kolegom geriau sekasi, tai šiandien palaikom kolegas ir matysim, kas toliau bus. Sveiki, labą dieną, esame Betson Drift Camp festivalyje. Dalyvaujam semi-pro varžybose. Kaip mums sekas? Paruošė. Tai kaip mums sekas? Turim beveik visas važiuojančias mašinas. Man tas ką tik kvalifikacijos antrų važiavimų nebepraėjo. Man kaip ir sekasi, kaip visada, pem. Tai turim komandos naujoką, nu ne naujoką, bet kaip sakyt, artimą komandos draugą Vitenį, kuris irgi 0 surinko pirmų, tai laikom čiūrus, kad išlaikytų bent jau kažkiekį taškų balų antrų važiavimų. O šiaip daugiau, tai, viskas fainiai, trasa faina, bet ne fainai yra su skilais, esam biški užmygę, šiaip taip, kai jau labai nedalyvaujam varžybose, tai planas yra nesupilti mašinų, nesukristi topę poros komandos narių, ir kaip paskutinį kartą stengtis pavažiuoti
kažką iki top 8. Tai čia būtų tiesiog susikraunam, išvažiuojam netuščiom. Tai matysim, žiūrėsim, kas bus. Turim reikalai. Čia bišką apskabė Robis per antrą kvalifikaciją. Nuo to minutę reiks važiuoti. Arba dieną baigiam.